Velykų margučiai. Dar ir šiandien lietuviai Velykų šventės negalėtų įsivaizduoti be margučių. Kur ir kada atsirado šis paprotys, nėra žinoma. Tačiau jį turi daugelis tautų. Seniausi dar 4 amžiuje marginti kiaušiniai aptikti Vormso apylinkėse Vokietijoje. Opolėje, Lenkijoje rasta 10 amžiuje vašku margintų kiaušinių lukštų. Lietuvoje kiaušinio formos akmeniniai, kauliniai ir moliniai dirbiniai rasti 13 amžiaus kultūriniuose sluoksniuose. Lietuviškuose šaltiniuose pirmąkart velykinis kiaušinis minimas Martyno Mažvydo giesmės Švento Ambraziejaus dedikacijoje. Mažvydas rašo, kad šį kūrinį jis dovanojęs vietoje Velykos pauto. Jonas Balys pasirėmęs tuo, kad esą margučiai labiausiai paplitę slavų kraštuose, o mūsų kaimynai Latviai jų neturi, spėjo, kad margučių tradicija į Lietuvą bus atėjusi iš Bizantijos per slavų tautas. Lietuvoje kiaušiniai būdavo dažomi ne tik per Velykas, bet ir per Jurgines ir Sekmines. Šiuo atveju galima aptikti nuomonių, kad margučiai yra iki krikščioniškos lietuvių kultūros dalis. Juolab, kad dažnai Jurginių ir Velykų laikas sutampa. Apeiginis kiaušinio simbolis. Kiaušinis kaip ritualinis simbolis turi beveik tas pačias galias, kaip ir pasėlių grūdas. Ir vienas ir kitas geba iš savęs išauginti naują gyvybę. Kitos kiaušinio savybės – silpnas lukštas, apvaloka forma – taip pat suteikia jam tam tikrą simbolinę reikšmę. Per pirmojo gyvulių išginimo laukan apeigas Jurgines sveikas nesuskilęs kiaušinio lukštas simbolizavo ganiavos sėkmę, o kiaušinio apvalumas – gyvulio riebumą, sveikumą. Kiaušinis – žemdirbio ūkio atributas, todėl apeiginiai kiaušiniai dažnai sutinkami kalendorinėse šventėse, kuriuose tradiciškai daug dėmesio skiriama gyvulininkystei. Tačiau kiaušinio simbolika tuo neapsiriboja. Kiaušinis laikytas ir gyvybinės galios, sveikatos, augimo šaltiniu ir šiandien sunkiai įsivaizduojamų laidotuvių ritualo simboliu. Lietuvių ir kitos pasaulio tautos žino sakmes apie anties ar kito vandens paukščio padėtą kiaušinį, iš kurio atsiradęs pasaulis. Buračo liudijimu Kupiškėnai mirusiajam į karstą įdėdavo būtent kiaušinį. Panašią reikšmę kiaušinis galėjo turėti ir pirmųjų krikščionių tikėjimuose. Juk nukryžiuotas Kristus taip pat prisikelia iš kapo. Simboliškai reikšmingos ir XIX–XX amžiaus pradžios lietuviškų margučių spalvos. Dominuoja juoda ar rusva spalva ir baltas ar gelsvas raštas. Tai archaiškų spalvų derinys. Dažymas. Seniau kaime kiaušinius dažydavo natūraliais augaliniais dažais, svogūno lukštais, juodalksnio žieve ir rūdimis, medžio kerpėmis, rugių želmenimis, beržų lapais, rugiagėlių ir ramunėlių žiedais ar net burokėlių nuoviru. Naudodami įvairias dažančias medžiagas, margintojai sumaišydavo įvairaus ryškumo rusvas, juodas, žalsvas, gelsvas, violetines ar melsvas spalvas. Lietuviai ypač mėgo juodai dažytus margučius. Tai neturėtų kelti nuostabos. Žemdirbiškoje kultūroje juoda spalva pirmiausia reiškia pasėlius auginančią žemę. Antroji pagal populiarumą raudona arba rusva spalva yra gyvybę palaikančia kraujo spalva.
Pietų Lietuvoje ir pietinėje Vidurio Lietuvos dalyje aplink Kauną buvo populiari violetinė spalva. Aniliniai dažai kiaušinių marginimui pradėti naudoti XIX amžiaus pabaigoje. Tačiau dalis margintojų kiaušinius ir dabar dažo tradicinėmis augalinės kilmės medžiagomis. XX amžiaus 7–8 dešimtmetyje buvo paplitęs specialus ryškių spalvų lakas. Šiandien kiaušinių dažymui dažniausiai naudojami pirktiniai 4–6 spalvų aniliniai dažai. Vis daugiau miesto gyventojų tradicinę kiaušinių marginimo techniką iškeičia į spalvotus, savaime prilimpančius paveikslėlius. Marginimo būdai. Šiaurės rytų bei Vidurio Lietuvoje buvo populiarūs vienspalviai, raštais nemarginti dažyti kiaušiniai. Visoje Lietuvoje keliomis spalvomis nudažyti kiaušiniai būdavo išmarginami įvairiais dekoratyviniais raštais. Tiek margučio spalva, tiek jo raštai turėjo sustiprinti gyvybę teikiančią kiaušinio galią. Pagal marginimo techniką margučiai skirstomi į rašytinius ir skutinėtus. Pirmuoju atveju kiaušinių marginimui naudojamas bičių vaškas. Ištirpintas vaškas pagaliuku tepamas ant žalio, bet prieš tai kiek pašildyto kiaušinio, kad vaškas nesustingtų dar prieš baigiant dekoruoti. Seniau tiesesnę liniją nubrėždavo ar vienodo dydžio taškus, padėdavo vašką ant kiaušinio tepdami prie pagaliuko galo pritvirtintų vikio grūdų. Šiandien tam naudojamos įvairaus dydžio metalinių smeigtukų galvutės. Išvirus taip numargintą kiaušinį, augalinių dažų nuovirę, vašku padengtos vietos likdavo baltos. Tokiu būdu margindavo ir jau nudažytą kokią nors spalvą kiaušinį. Keletą kartų pakartotinai išpiešus vašku ir vėl išvirus augaliniuose dažuose, išryškėdavo kelių skirtingų spalvų raštai, tačiau taip dažyti kiaušinius išdrįsdavo tik didesnę patirtį turintys margintojai. Skutinėjimo technika laikoma paprastesnė ir spartesnė nei marginimas vašku. Skutinėjami jau išvirti ir viena spalva nudažyti kiaušiniai. Tam naudojami įvairūs įrankiai. Nuo paprasčiausio aštraus peiliuko iki specialiai šiam darbui paruoštų priemonių. Kaip ir marginant vašku, nuo pasirinkto įrankio priklauso išbraižomo rašto linijų storis ir taisyklingumas, piešinio dydis ir ornamento tikslumas. Ypač lengvi plonų linijų raštai ir anksčiau ir dabar išbraižomi adata. Seniau kaime būdavo naudojami ir kitokie kiaušinių marginimo būdai, tačiau populiarumu jie neprilygo marginimui vašku ir skutinėjimui. Antai dzūkai viena spalva nudažytą kiaušinį išmargindavo piešdami ant jo raštą praskiestų druskos tirpalu ar kitokiomis rūgštimis. Rūgštis išėsdavo dažus ir ant spalvoto pagrindo išryškėdavo baltas raštas. Panašų kiaušinių marginimo būdą XIX amžiuje naudojo Mažosios Lietuvos lietuvininkai. Tik jie darydavo atvirkščiai. Nudažę kiaušinį vientisa spalva, jį išmargindavo vašku ir rūgštimi nuėsdindavo ne raštą, o spalvą. Nutirpus vaškui ant šviesesnio ar balto kiaušinio pagrindo likdavo spalvotas raštas. Šiomis dienomis populiari atspaudo technika. Ant kiaušinio uždėjus kokio nors augalo lapų, juos stipriai apvyniojus drobele ir išvirus dažų nuovirę išryškėja šviesesnis už pagrindą lapo atspaudas. Panaši į atspaudo yra vadinamoji marmuro technika. Tik šiuo atveju drobele apsukamos netvarkingai ant kiaušinio sudėtos medžiagos,
popieriaus skiautelės, svogūnų lukštai, lapai ir kita. Tokį kiaušinį išvirus dažuose, skirtingos jo vietos nusidažo įvairių spalvų ir dydžių dėmėmis. Raštai. XIX amžiaus pabaigoje pirmasis lietuviškų margučių tyrėjas, archeologas ir dailininkas Tadas Daugirdas rašė: begalinis raštų turtingumas verčia manyti, kad kiekvienas margutį darąs asmuo vadovaujasi tik fantazija. Tačiau įsižiūrėję į tuos raštus iš arti, galime aiškiai pastebėti, kad čia didesnis vaidmuo priklauso tradicijai negu fantazijai. Dažniausiai kiaušiniai marginti geometriniais ar augaliniais motyvais. Rečiau pasitaiko margučių su išrašytais ar išskutinėtais žmogaus, gyvulio, paukščio, augalo piešiniais arba įrašais, metais, vardais, trumpais pasveikinimais, šūkiais. Lietuviškų margučių raštų kompozicijos dažniausiai sudarytos iš vienodų detalių: taškelių, kryželių, žvaigždučių, saulučių, vingelių, krypučių ir kitų elementų. Iš pirmo žvilgsnio daugelis raštų yra labai panašus, tačiau surasti bent 2 to paties rašto margučius būtų sunku ar apskritai neįmanoma. Vieno ar kito elemento pergrupiavimas iš karto keičia visą raštą. Pagrindiniai rašytinio ornamento elementai – taškas ir lapelio formos potėpis. Iš šių 2 elementų, komponuojant juos juostininiu, centriniu ar ašiniu būdu, ir randasi rašytinių margučių ornamentai. Skutinėjimas taip pat suteikia plačias rašto dermių galimybės, tačiau ir šiuo atveju būdingi tie patys komponavimo principai. Menotyrininkai išskiria 4 pagrindinius lietuviškų margučių ornamentų komponavimo būdus. Pirmajam priskiriami margučiai, kuriuos margintojas dalyja į 2 lygias dalis išilgai. Raštas išdėstomas abiejose kiaušinio pusėse per vidurį. Antrasis būdas nuo pirmojo skiriasi tik tuo, kad puošiami ir abu kiaušinio galai. Trečiajam būdui priskiriami margučiai papuošti juostiniu ornamentu. Jei viduryje išdėstomas platus juostinis raštas, tai kiaušinio galai lieka nemarginti. Jei raštas siauresnis, tai kiaušinio galuose išmarginamos saulutės ar kitokie panašūs deriniai. Rečiau juosta išdėstoma įstrižai kiaušinio. Ketvirtuoju būdu margintų kiaušinių raštas marginamas pradedant nuo kiaušinio galo ar abiejų galų. Tačiau esama ir tokių margučių, kurių neina priskirti nė vienam iš minėtų būdų. Pasitaiko margučių su vašku nutapytais gėlių žiedais, lapais, paukščiais ir panašiai. Taip pat esama ir margučių išrašytų skutinėtais siužetiniais piešiniais. Margučių pramogos. Neretai, vos tik išėję iš bažnyčios, kaimo gyventojai pradėdavo bandyti, kieno margutis turi tvirtesnį lukštą. Seniau su margučiais žaisdavo ne tik vaikai, bet ir suaugę kaimo gyventojai. Mušdavo tikrindami kiaušinio lukšto tvirtumą arba raičiodavo paleisdami kiaušinius riedėti loveliu. Pramuštas arba ridenamų kiaušinių paliestas svetimas margutis atitekdavo laimėjusiajam. Margučių daužimas taip ir vadintas – atimtinėmis. Per Velykas daugiausia kiaušinių dovanų gaudavę vaikai. Margučius vaiko apave palikdavusi naktį į namus tariamai aplankiusi Velykė, Velykių bobutė arba Velykis, arba vaikai patys eidavo kiaušiniauti pas kaimynus, ypač pas savo krikštatėvius.
Atėjęs į kaimyno kiemą, vaikas padeklamuodavo eiliuotą oraciją ir už tai gaudavo margučių. Patys mažiausieji kiaušinių prašydavo įsikišdami į burną vieną ar kelis pirštus. Pirštų skaičius burnoje rodydavo, kiek margučių tikisi gauti prašytojas. Kiaušiniais būdavo apdovanojamas ir pietų Lietuvoje po kaimus vaikščiojęs lalauninkų būrys. Antai dzūkai lalauninkai įžengę į kiemą prašydavo leisti pagiedoti religinę giesmę. Ją sugiedojus dar būdavo dainuojamos aukštinamojo pobūdžio dainos arba sakomos oracijos. Paskui jaunuoliai būdavo apdovanojami. Neįleisti arba dovanų negavę lalauninkai, panašiai kaip užgavėnių ar kalėdų persirengėliai, išsakydavo užkeikimo galią turinčius neigiamus linkėjimus. Pavyzdžiui, kad tavo vištos akmenys, o ne kiaušinius dėtų ir panašius. Seniau toks kaimo jaunimo kiaušiniavimas buvo paplitęs visoje Lietuvoje, o pietinėje Žemaitijoje po kaimus kiaušiniaudavo visas persirengėlių būrys. Atvelykis. Velykų pabaiga laikytas tik kitas sekmadienis po Velykų. Atvelykis. Žemaičiai jį dar vadino Velykėlėmis arba mažosiomis Velykėlėmis. Vidurio ir šiaurės Lietuvos gyventojai vaikų Velykomis, o dzūkai pravadais, palydėtuvėmis. Šiai dienai vėl dažydavo kiaušinius arba išlaikydavo keletą Velykoms margintų kiaušinių, vaikai vėl eidavo pas krikštamotės prašyti margučių, jaunimas dauždavosi margučiais, kieno kiaušinis tvirtesnis.